Mes Lietuvos piliečiai sakome ne aktoj. Ar mes norim aktos? Ne! Per jį mes dalyjamės, per jį mes bendraujam, per jį mes kylam, per jį mes maištaujam. Tai internetas ir jis yra mūsų, jį kontroliuoti teisė ne jūsų. Aktas stop! Aktas stop! Aktas stop! Labas vakaras, čia fragmentai iš savaitgalį vykusių protestų prieš aktą, tarptautinį prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu. Protestai vyko daugiau nei 50 Europos miestų. Juos susirinko nuo kelių šimtų iki keliolikos tūkstančių Europos piliečių. Tad kodėl piliečiai priešinasi aktai, ką gina ir kam naudinga ši sutartis, apie tai mūsų aktualusis interviu mūsų studijai. Piratų partijos vienas kūrėjų, architektas Justas Ingelevičius. Labas vakaras, Justai. Labas vakaras. Piratų partija, jūs esat vienas jos kūrėjų, tai baisiai skamba, kas čia per daiktas, kas čia per dalykas. Na, galiu nuraminti, iš tikrųjų, kol kas Lietuvoje dar Piratų partijos nėra. Mes tik esame kaip ir iniciatyvinė grupė, keletas vaikinukų iš principo ir merginų. Trūksta pinigų, dabar partijai įsteigti turbūt reikia daug pinigų. Dėl to ir nėra, ar ne? Na, matote, jeigu būtų pakankamai daug žmonių, manau, ir įkurtumėm tą partiją, tai turbūt tokių dokumentų kaip aktą priėmimas gali ir labai paskatinti visose valstybėse, kuriuose dar nėra Piratų partijų. Bet čiagi Piratų partija tai ne lietuviškas fenomenas. Čia ta partija ir Vokietijoje yra Europos parlamente, Švedijoje, Čekijoje. Ką jinai čia daro, ko jinai siekia? Pirmoji Piratų partija taip įsikūrė Švedijoje ir jinai jokių būdų neskatina tiesiog piratavimo, o anaiptol. Jos pagrindiniai tikslai tai žmogaus privatumo apsauga, kultūros skatinimas. Kam tada pavadinti Piratų partiją? Kam toks pavadinimas? Žinių laisvė. Neskatina piratavimo. O toks pavadinimas dėl to, kad pagal dabartinę sistemą 99% turbūt žmonių yra piratai. Tai dėl to ne piratai patys save pasivadino piratais, bet būtent tam tikrų industrijų atstovai visus žmonės pavadino piratais, dėl to ir prireikė kurti tokią partiją. Nes iš ties visuomeniai šiandien netaip lengva susigaudyti. Tu čia piratas, ne piratas, atsidarius kompiuterį, kiek tu naudoji legalios, kiek nelegalios produkcijos per tavo įvairius kanalus vaikšto. Sunku iš tikrųjų, eiliniam piliečiui be galo sunku tą įsivertinti. Na taip, be abejo. Ir kai atsiranda dar ta didelė kova su piratavimu, tai apskritai. Nes šiaip su internete piratavimą apriboti galima iš principo dviem būdais. Tai arba išjungti internetą, arba kitų visiškai realių būdų. O tas realus būdas tiesiog būtų autorių ir kūrinių naudotojų švietimas, taip pat jų tarpusavio bendravimo tiesioginio, be tarpininkų skatinimas ir lygiagrečiai kuo didesnis laisvos informacijos, laisvų žinių kiekio internete didinimas. O tos laisvos žinios tai yra tiesiog visa informacija, kuri yra licencijuota laisvom licenzijom. Creative Commons, GPL ir panašiai. Bet jūs viską norit turėti nemokamai, tiesa? Na, pirmiausia, tai nemokama ir laisva yra šiek tiek skirtingi dalykai, nes yra labai daug ir tų pačių uždarų programų, kurios yra dalinamos nemokamai, tačiau jos nėra laisvos. Šiuo atveju, laisvas modelis tai yra tai, ką mes matome Wikipedia arba atviro kodo programos, kur kūrėjai šitų tarkim, atviro kodo programų, jie be šito laisvo jų kūrinių naudojimo net negalėtų gyvuoti. Bet yra ir uždarų programų ir jas kūrę žmonės nori, kad jos būtų mokamos. Na taip. O jūs nenorite už jas mokėti, ar kaip? Ne, mes norim skatinti būtent tų atvirų programų ir atvirų žinių kūrimą, nes manome, kad tai yra geresnis verslo ir ekonomikos modelis. Tai praktiškai čia tas pats, kas... Atvirų, tai reiškia prie jų prieitų kiekvienas, galėtų ten siūstis, daryti, ką nori, kopijuoti, taip. naudoti. Ir be abejo, ir tada nekiltų tokių problemų, kodėl... Ir niekas už nieką mokėti nenorėtų. Neturėtų. Didžioji dalis atviro kodo, pavyzdžiui, programuotojų dirba didelėse įmonėse, tokiuose kaip Google, Novell, Red Hat ir gauna puikiausiai atlyginimus. Tai dėl to mes ir bandom nurodyti šituos pavyzdžius, teigiamus, gerus, kai yra apmokama autoriams, kūriamas labai progresyvus produktai nauji ir juos galima kopijuoti. Kas gali būti geriau? Ideologinę platformą paaiškinot, aš dar kviečiu iš šeštadienio mitingo keletą žmonių fiksavo Agnė Skamarkaitė, mano kolegė, reakcijų, keletą minčių pasiklausyti, dėmesio. Kodėl jūs čia?
Prieš aktą protestas. Kodėl jį jums neįtinka? Privatumą pažydžia. Kaip? Kaip? Tiesiog, jeigu čia vėlgi pavyzdys, važiuosim į užsienį, sustabdys muitiniai, sakys parodyk kompiuterį, galės žiūrėti visus mūsų duomenis, tas pačias privačias nuotraukas ir tikrinti, ar tai nėra nelegalu ar legalu. Tai va dėl to. Kaip manot, pasieksit rezultatą? Tikimės, labai tikimės. Nemažai protestuotojų buvo su kaukėmis. Vytenis pasakojo, ką reiškia jo kaukė. Mano kaukė reiškia tai, kad kaip anonimas, tai yra kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę. Realiai, jeigu tu nesi politinė figūra, jeigu tu neturi kažkokių lobistinių interesų ar dar kažko, labai sunku išsakyti savo poziciją. Tačiau, kai tu įsilieji minę, tau žymiai drąsiau yra ir už save stovėti ir atitinkamai tu esi pasireiškęs išsakyti, ką tu realiai manai apie vieną ar kitą situaciją. Šiuo atveju, ką tu manai apie cenzūrą, ką tu manai apie įstatymus, kurie realiai nėra reikalingi ir kurie stabdo mūsų kaip tobulėjimo. Agnės Skamarakaitės reportažas iš savaitgalio mitingo prieš aktą, vykusio Vilniuje, Kudirkos aikštėje. Piratų partijos vienas kūrėjų, Justas Ingelevičius, čia mūsų atviroje tiesioginiai studijoje. Jūs pritarė to mintim, iš tiesų dabar galės pasienį muitiniai stabdyti, tikrint mūsų MP3, žiūrėti, kokias ten dainas klausom. Ar čia vis dėlto yra perdėti dalykai? Na, kaip aš neteisininkas, tačiau praėjusį trečiadienį diskusijoje girdėjau ir teisininko komentarų. Iš principo aktą tai yra labai nekonkretus dokumentas, kuriame tiesiogiai taip neparašyta. Vėliau tie veiksmai priklausys nuo konkrečių valstybių, konkrečių įstatymų priimtų. Bet jūs sakot, kol kas tai neparašyta, bet žmonės jau tą priima, kalba apie tai. Ar tai teisinga? Ar teisinga tai priimti už gryną pinigą, nors neparašyta? Tai iš principo yra diskusija netgi ne dėl vieno dokumento 50 puslapių, tai iš principo yra idėjinė dvikova. Tai tas pats, kas mes kalbėtumėm apie tai, kad reikia atsinaujinančių šaltinių energetiką, elektromobilius plėsti, o mums rodytų dar vieno vidaus degimo variklio projektą ir aiškintų, koks jis geras, kaip jis nieko nepakeis, arba kaip jisai vėl, ta prasme, suprantate, tai yra tiesiog šios industrijos, kuri matome iš ekonomikos krizių ir panašių dalykų, eina iš tikrųjų ne tą linkme. Dar vienas būdas... O kokia linkme jie eina? Jie eina reguliavimo didesnio linkme. Taip, ir reguliavimo, ir būtent yra šios ekonomikos problema, kad jį pagrįsta yra būtent uždarom technologijom ir dažnai nereikalingų daiktų gamyba, o tokių daiktų, kurie yra praktiškai kaip juodas dėžės naudotojui, kuris nežino, negali kontroliuoti. Ir netgi jie sugenda, netgi anksčiau. Kas sugalvojo aktą? Kas ją inicijavo? Tai būtent ir inicijuota yra šitų kompanijų, korporacijų, kurios nori, kad jų seni jau nueinantis į užmarštį verslo modeliai toliau gyvuotų, o nenori įsileisti naujų, šviežių, kaip aš minėjau, atvirom technologijom, atvirų kodų paremtų verslų ir produktų. Čia girdėjau, Europoje beje pratęsė nuo 50 iki 70 metų autorinės teisės produktam, nes jau į pabaigą, kas ten vyksta Europoje, galit žmonėms papasakoti. Vėlgi, bet kokie tokie ribojimai, manau, kad jie tik stabdo progresą, nes mes dabar turime didžiulę infrastruktūrą, mes galime dalintis žiniomis laisvai, o tuo tarpu užuot tai panaudoja savo gyvenimo gerinimui, mes uždedam dirbtinius kažkokius pančius šitą informaciją. Tai mes jokių būdų tai progreso nepasieksime. Mes telefonu turim Vytautą Simanavičių, jis yra Antipiratinės veiklos asociacijos vadovas. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Vytautai, kaip jūs tą pilietinį protestą matot ir girdit argumentus žmonių, kurie priešinasi aktą, jie sako, kad dabar pasienį galės stabdyti, tikrint kompiuterius ar MP3, atsidarinėti, žiūrėti, ką ten žmonės vežasi. Kaip jūs priima tą diskursą? Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad iš tos pusės, kurios organizuoja visas tas akcijas, nėra jokių argumentų, absoliučiai. Sakykime, aktas buvo pirmą kartą paminėta 2006 metais. Jas ir Japonijos berods vyriausybės inicijavo šitą sutartį ir dabar, kaip matome, pasirašė daugelis valstybių, ypač tos, kurios neturi išvis teisinio jokio reglamentavimo, tam, kad suvienodint būtent su tom šalim, kurios yra daugiausia kuriama. Ir netgi tie absurdiški teiginiai, kad bus galima MP3 grotuvus tikrinti, visiškai net netitinka akto nuostatų. Akto 14 straipsnėje yra apibrėžta, sakykime, ir 3 skirsnėje pasienyje taikomos priemonės, tai kad
kiekviena šalis aktą sutartį taiko tik tai komercinės paskirties prekiams ir siunčiamoms mažomis siuntomis. O šalis gali netaikyti asmeninio pobūdžio keliautojo bagažui ir kitoms prekiams. Tai reiškia, vėlgi spekuliuojama žmonių nežinojimo. Ir jeigu, sakykime, dėl teisų turėtojų tų procedūrinių reglamentavimo, tai kiekviena šalis, kuri reikalauja, kad, sakykime, būtų tas tikrinimas, turi užgarantuoti užstatą arba lygiavertę garantiją. Ir tikrai, kad užkirsti tą kelią piktnaudžiavimą, ir tai reglamento 18 aktas straipsnis. Nei vieno šito prieš aktą nukreipto aktų rengėjai neargumentuoja ir nieko iš vis žmonėm nesako. Paprasčiausiai jiems patogu taip, kad vykdyti tą neteisėtą verslą ir valdyti žmonių minę kaip kažkokią tai bandą. Ar jūs manot, kad čia tas neteisėtas ir teisėtas verslas susiduria šitą prasme, šitoj problemoje akto ir, bet vis dėlto žmonėm mes kaip tik ant stalo ir turim parodykit aktą sutartį, čia šiek tiek ir skaitėm anksčiau ir dabar vis dėlto, man skamba šiek tiek įdomiai, svetimos valstybės korporacijos įgyvendinus susitarimą gali pareikalauti mūsų žinybų pateikti duomenis apie tam tikrus žmonės, ar jie ten kažkokius turi nelegalios produkcijos ar ne, kaip jums tas skamba? Lygiai taip pat ir dabar gali. Aš jau kaip ir paminėjau pačioje pradžioje, šis sutartis buvo pasirašyta daugelio valstybių ir akcentuoja tai tas valstybės, kurios neturi tos teisinės bazės, tokios kaip Lietuva ir Jungtinės valstijos. Tam, kad, sakykime, tos šalys užtikrintų tą tvarką ir tą teisų apsaugą, jeigu pas juos ta apsauga iš viso nėra reglamentuota. Ir jeigu paimtume teisų gynimas, kaip minėjo dvi, tai visa tvarka taikoma taip, kad nebūtų kuriama kliučių teisėtai veiklai, įskaitant elektroninę prekybą, ir kad šalis, kuris, sakykime, vykdo tą priežiūrą, užtikrintų pagrindinius principus, kaip žodžio laisvė, teisė nešališką procesą, privatumo apsaugą, visą tai yra sutartyje numatyta, bet kažkodėl mes aktą priešininkų matom tik tai tokius šūkavimus be jokių argumentų. Tegul pasako, sakykime, dėl MP3 duotų, kuris punktas tai reglamento nėra to. Yra tik tai komercinės paskirties prekiam. Čia yra pasienyje taikomos priemonės 3 skirsnis 13 straipsnis. 14 straipsnis. 14. Tai, bet žiūrėkit, Vytautai, mes tikrai čia laiko daug neturim, sureaguokit jūs tai, jeigu turite. Kaip ir matote, panas autorių teisų gynėjas vėlgi narsto mano minėtą vidaus degimo variklį ten po cilindriuką, bet mane labiausiai neramina tai, netgi ne tas, kas yra aktui parašyta, o ko nėra parašyta. Būtent ten nėra parašyta apie tai, kaip mes skatinsime tą laisvų žinių kūrimą, kaip mes remsime tuos autorius, kurie dalinasi laisvai, savanoriškai savo sukurtais kūriniais. Norėčiau pasakyti, kad kiekviena sutartis ar kažkoks įstatymas tikrai nereglamentos, kaip tie autoriai, kurie nori patys laisvai savo kūrybą dalintis, turėtų tai daryti. Tai yra autoriaus reikalas. Kaip ir dabar tie autoriai, kurie nori apsisaugoti, sakykime, Lietuvos ar Hollywoodo kompanijų ir pasirašo sutartis, kurios grinai apsaugotų jų tas teisės, ne tik autorinės, bet ir gretutinės. Ir jeigu jūs įsigilintumėte, šita sutartis yra skirta prieš pažeidėjus, būtent apsaugoti intelektinės nuosavybės teisų turėtojų teises. Tie vartotojai, kurie naršo internete, kurie nieko nepažeidžia, jiems iš vis bijot nėra ko. Gerai, tai būtent aš apie šiuo metu, sakykime, bet kuris užsienio teisų turėtas gali kreiptis į kompetentingą Lietuvos instituciją, ar į teismą, ar į policiją, ir informacija iš interneto paslaugų tikiu lygiai taip pat gali reikalauti jau ir šiuo metu. Ačiū, Vytautai. Čia susitarimas dėl tarp valstybių. Dėkui Vytautui Simanavičiui, Antipiratinės veiklos asociacijos pirmininkui, kad su mumis diskutavo. Dar prieš laidą beje paskambinom dainininkui Andriui Mamontovui ir jisai taip pat mums išdėstė savo požiūrį į aktą. Pirma, aš nelabai suprantu, iš kur jinai čia staiga atsirado, kas yra tie žmonės, kurie ją staiga inicijavo. Tokio įstatymo reikėjo prieš 10 metų, kai nelegalus ten keitimasis informacija internete tik atsirado. Dabar aš manau, kad per vėlų tai daryti. Ir čia iki galo neaišku, kas yra siekiama, todėl kad piratavimo tai vis tiek niekaip nesustabdys, o panašu, kad nukreipta į paprastą vartotoją, kad žmonės kažkaip grasinama, kad bus sodinami į kalėjimą už tai, kad jau atsisiųs dainą, kas mano manimo apskritai yra nesąmonė. Čia pat veikia puikiausiai visi piratiniai puslapiai ir jie ten talpina muziką ir filmus, kurių neturi teisės talpinti ir platinti.
Ta prasme, kad jeigu įstatymas veiks prieš tuos tikrus piratus, tada gerai. Bet jeigu jisai veiks prieš žmonės, tai čia, mano manimu, elementarus terorizmas. Justas Ingelevičius, Justai, kaip jūs vertintumėt, vis dėlto vyriausybė ruošiasi diskusijai trečiadienį, nors Lietuva jau yra ratifikavusi susitarimą. Labai įdomi padėtis. Na, Lietuvos vyriausybė diskutuos dėl pasiekmių šios sutarties tik jau po to, kai Lietuva prisijungia ir galbūt kažkas iš teisininkų yra pasakęs, jei ne tas slaptumas, tokio sujudimo nebūtų. Mes apie tai sužinom tada, kai jau ratifikavom. Na taip, iš principo tas slaptumas taip įpila, kaip sakant, žibalo į ugnį, o diskusijos visai gerai ar vėliau. O kam slėpt, nuo ko, vardan ko tą nepalaikyti tokios diskusijos pačioj pradžioje, išdiskutuoti įvairius aspektus ir tada tik tai Lietuvai prisijungti arba ne? Nu tai aišku, reikėtų tokius svarbius dalykus išdiskutuoti žymiai anksčiau, tačiau dabar pats laikas diskutuoti rimtai ir atmesti tą sutartį, būtent neratifikuoti Seime ir panašiai. Nes ta sutartis, kurią mes čia ant stalo turim, aktas sutartis yra tik gairės, tai nėra dar tokie dalykai, kuriuos automatiškai reikia perkelti į nacionalinę teisę. Viskas priklausys nuo įstatymų, kuriuos Seimas priims. Aš suprantu taip. Na taip, ir apskritai ratifikavimo įstatymą reikės dar priimti, tai dar balsuoti dėl to reikės Seime. Tai čia dar viskas prieš mes dar akis. visiškai turim daug galimybių ir tikimės, jeigu bus daugiau akcijų, kad ateis dar daugiau žmonių ir pasakys savo žodį prieš aktą. Aišku, Piratų partijos vienas kurie architektas Justas Ingelevičius buvo šį vakar su mumis, o beje, Piratų partijai Seimą eis ar ne? Na, kol kas Lietuvoje, kaip minėjau, nėra tos partijos, tačiau naktį gali susikurti. Na, mes neturim atliekamą milijoną, tai, žinokit, sunku. Gerai, ačiū, kad atvažiavai jūs, tai mūsų atvira diskusija. Čia aktualusis interviu, likite su mūsų programa.